buvo sukurti produktą, kad jo įsisavinimas būtų maksimalus. Jie priėjo prie išvados, kad žmogus tai, ką suvalgo, ne viską jo ląstelė geba pasisavinti. Ir jie kūrė produktą ir technologijas, kad būtent tos maistinės medžiagos, kurios yra produktuose, jos patektų į ląstelę. Tai yra tada, kada reikia, tiek, kiek reikia ir tokiam kiekiai, kokio reikia individualiai ląsteliai. Produktą kūrė ne tik tai, kad šitie mokslininkai, bet dirba ir dvi laboratorijos, mokslinės universitetinės laboratorijos. Tai yra Liuksemburgo mokslo ir technikos universitetas ir Viršutinės Austrijos universitetas. Ir šitų dviejų universitetų laboratorijų pagrindų yra ieškoma sudėtinių medžiagų, yra žiūrima ir stebima klinikiniais tyrimais tų sudėtinių medžiagų tarpusavio sinerginis veikimas. Ir tada atliekama begalė tyrimų, kad produktas iš tikrųjų būtų saugus ir pagal medikų pirmąją taisyklę, kad produktas nepakenktų. Tai va čia vienas iš labai svarbių niuansų. Ir kai aš savo pirmą rezultatą gavau po 4 dienų, aš iš tikrųjų šiek tiek, pasakysiu jums atvirai, aš išsigandau, nes aš anksčiau vartojau maisto papildus tabletėse ir kapsulėse. Ir aš žinojau, kad turi būti kaupiamasis efektas tam, kad pamatytume mes rezultatą. O čia aš gavau po 4 dienų. Ir aš sau kėliau klausimą, ar tikrai visos medžiagos, kurios yra produktuose, yra saugios man kaip žmogui. Pirmu atveju tai yra mano asmenybei, taip, mano vaikams, mano šeimai. Ir kai aš pamačiau šitą sąrašą, Kiolno universiteto sąrašą, tai produktai visi įtraukti į šitą sąrašą. Ką jie garantuoja? Jie garantuoja, kad produktas yra švarus ir produktas yra saugus. Jame nėra jokių hormonų, jokių steroidų, anabolikų, dopingo. Tai yra būtent sąrašas, kuriuo pasitiki profesionalūs sportininkai, kurių kraujas yra tikrinamas, sakykime, olimpinėse žaidynėse, prieš varžybas, per varžybas, po varžybų. Šitų sportininkų kraujas yra tikrinamas dėl neleistinų medžiagų buvimo kraujyje, taip, kurios galėtų, sakykime, stimuliuoti kažkaip organizmą, kad jie gautų geresnius rezultatus. Tai šitas sąrašas, jisai įrodo, kad produktas yra švarus ir saugus. Dar vienas toksai įžymėjimų, kuris yra ant visų produktų, tai yra GMP sertifikatas ir šitas sertifikatas yra privalomas farmacinėms įmonėms, bet neprivalomas maisto papildų gamintojams. Kodėl? Dėl to, kad šitą sertifikatą turėti yra pakankamai brangu ir šitas sertifikatas apibrėžia nuo žaliavų užpirkimo iki pat produkto pagaminimo visą kelionę ir garantuoja labai aukštą kokybę. Plus yra ELAB laboratorijos žymėjimas, čia jūs irgi rasite ant kiekvieno produkto QR kodą, kurį nuskanavę jūs papulsite į šitos nepriklausomos laboratorijos puslapį, kuri nėra PM dalis. Jinai yra nepriklausoma atskira laboratorija, kuria pasitiki visas pasaulis. Ir ką daro šita laboratorija? Bet kurios atstovybės, jų yra 800 pasaulyje, darbuotojas gali paimti bet kurios partijos PM International produktą ir patikrinti, ar tai, kas yra viduje, atitinka su tuo, kas parašyta ant produkto pakuotės. Ir žinote, čia aš mėgstu pajuokauti. Aš netgi pirkdama obuolį parduotuviai nesu garantuota, kiek ten yra mikroelementų, pavyzdžiui, kiek ten yra vitamino C. O čia žinau, kad šitą produktą testuoja ir tikrina šita prestižinė nepriklausoma laboratorija ir jeigu ant pakuotės parašyta, pavyzdžiui, kad yra tiek miligramų vitamino C, tai taip ir yra. Tai šitas ELAB žymėjimas, jisai yra saugumo garantas jums, kad produktas iš tikrųjų yra toks, koks yra apraše. Jeigu apžvelgti bendrai produktus, būtent Fitline linijos, tai čia jūs rasite įvairias skirtingas programas. Pavyzdžiui, vaikučiams stiprinti jų imunitetą, psichinę būseną, taip, raumenyną, tai yra nėščiosiom, žindančiom, tai yra venų atstatymo programa, sąnarių atstatymo programa, svorio kontrolės programa, bazinės programos. Tai yra kiekvienas žmogus, kuris turi kažkokią užklausą susijusią su jo sveikata ir jo savijauta, jisai čia gali rasti savo produktą. Jeigu apžvelgti bendrai visus produktus, tai visi produktai jie turi savyje natūralius saldiklius, nėra jokie sintetiniai saldikliai naudojami. Produktai yra be konservantų ir čia noriu pabrėžti vieną tokį labai svarbų dalyką. Į visus produktus yra dedama vaisių, uogų, daržovių polifenoliai.
Tai yra labai stiprus antioksidantai. Ir vat būtent šitie polifenoliai, tai yra tai, kas yra natūraliai vaisiuose, uogose ir daržovėse, jie saugo produktą nuo sugedimo. Bet jūs turite žinoti tai, kad jeigu produktas yra atviroje pakuotėje ir jeigu jūs jį laikysite, pavyzdžiui, labai karštai arba drėgnai, tai prie kaitlentės, tai turėkite omeny, kad produktas gali sugesti dėl to, kad jisai yra organinis. Tai būtina produktus atidarytus laikyti kažkur sausoje, tamsioje vietoje tam, kad jie išlaikytų ilgesnį savo galiojimą. Čia aš visada duodu palyginamą, pavyzdžiui, su pienu. Pienu, kuris yra gyvas, taip, sakykime, ne tas, kur UTH apdorotas, bet gyvas pienas. Jeigu jūs jį palaikytumėte 2 dienas ant stalviršio prie kaitlentės, tai tas pienas sugištų. Tai lygiai tas pats ir mūsų produktas. Jisai yra gyvas, jisai yra organinis ir, pavyzdžiui, sandėliuose, kur yra saugojami produktai, ten yra palaikoma temperatūra ir drėgmės lygis tam, kad produktas jisai nesupelytų, nesugestų ir panašiai. Tai turėkite omeny, kad jūs irgi lygiai taip pat turėtumėte jį saugoti ir namuose atidarytą. Taip pat produktuose yra natūralūs aromatizatoriai. Kiekvienas produktas turi 100% natūralią sudėtį, tai yra visi komponentai, kurie yra produktuose, jie yra natūralios kilmės. Sudėtyje yra medžiagos gavusios Nobelio premijos apdovanojimą, toksai kaip, pavyzdžiui, kofermentas Q10 praeitame amžiuje už jo išradimą arba už jo atradimą, už jo poveikio atradimą buvo gauta Nobelio premija. Taip pat produktai yra skirti vegetaram, veganam, produktai yra be gliuteno, tai yra netoleruojantiems gliuteno ir produktai yra be laktozės, tai reiškia, kad žmonės, kurie netoleruoja laktozės, o dabar tokių vis daugėja, tai jie irgi gali vartoti šitą produktą. Kiekvienas produktas, jisai be abejo turi kažkokią technologiją ir tos technologijos jos yra užpatentuotos. Dėl to, pavyzdžiui, jūs niekur kitur nerasite panašių produktų, nes tai, ką sukūrė pati kompanija, jinai tai užpatentavo ir nei vienas kitas gamintojas negali gaminti jokio panašaus produkto. Viena iš technologijų, apie kurią mes dažniausiai šnekame su žmonėm, tai yra būtent NTC, tai yra Nutrition Transport Concept. Bet čia noriu atkreipti visų labai didelį dėmesį, kodėl reikėtų tai turėti omeny. Kada žmonės valgo maistą, dėl tam tikrų dalykų, sakykime, dėl sveikatos stovio, dėl tos žarnyno būklės, kokia yra pas žmogų, ne visas maistas, kurį žmogus suvalgo, patenka į ląstelę. Tai va čia mokslininkų ir gydytojų užduotis buvo sukurti technologiją, kad tai, kas yra produkte, iš tikrųjų pasiektų ląstelę. Ir mes drąsiai čia galim teigti, kad būtent Fitline produktai, jie yra papildomos maitinimas ląstelės lygmenį. Tai NTC koncepcija, jinai susideda iš tokių kelių faktorių. Vienas iš faktorių tai yra visi produktai, jie yra milteliai. Tie milteliai, jie dedami į vandenį, išmaišius gaunasi skystis. Ir mes vartojam būtent skystą papildomą maitinimą, kurio įsisavinamumas yra 95–98%, kai kurių produktų netgi 100%. Kodėl taip yra? Jeigu jūs, pavyzdžiui, šalia savo mitybos vartojate maisto papildus, kurie yra tabletėse arba kapsulėse, tai tos tabletės, jos dažniausiai yra vartojamos su maistu. Ir kai tabletė maisto papildas, taip, jinai patenka su maistu į mūsų skrandį, tai skrandyje užsidaro vožtuvai į žarnyną ir užsidaro vožtuvas į stemplę. Tam, kad pasileistų skrandžio sultis ir kad pradėtų virškinti tai, kas atėjo į skrandį. Ir va tada klausimas, kiek laiko, kiek valandų sustoja visa ta masė skrandyje, po to atsidaro vožtuvas į žarnyną ir visa ta masė pajuda į žarnyną. Ir tada dar antras klausimas, kokiam stovyje yra mūsų žarnynas, kokiam stovyje yra žarnyno tie šereliai, kurie ką daro? Išsiurbia, ištraukia iš atėjusios masės maistinės medžiagas. Ir va čia labai atkreipčiau dėmesį į tokį vieną skaičių, kad dažniausiai iš tablečių ir kapsulių mūsų organizmas pasisavina tik tai kokį 30–40%, kai kurie netgi kalba apie 10–20%. Kai atkeliauja skystis, o kadangi Fitline produktai tai yra būtent skystas papildomos maitinimas, kai atkeliauja skystis, jisai greitai praeina žaibiškai skrandžio poziciją ir keliauja į plonąjį žarnyną.
per kur absorbcija į kraują, į limfą yra jau po 3-4 minučių. Tai reiškia, kad mes suvartoję skystą papildomą maitinimą, jau žinom, kad po 3-4 minučių viskas yra kraujyje ir kraujas išnešioja maistinės medžiagas iki mūsų ląstelių. Ir dėl to mes gaunam labai greitus rezultatus. Dėl to aš jums ir minėjau, kad pirmąjį savo rezultatą aš gavau po 4 dienų. Kas dar yra NTC? Čia jūs nerasite atskirai monopreparatų, tai yra atskirai vitamino C ar vitamino D ar B. Kodėl? Maistas, pirminė jo funkcija arba mintis, kuri buvo sugalvota dėl maisto, kad maistas tai yra kombinacija makroelementų ir mikroelementų. Tai reiškia, kad maiste mes turime įvairovę. Ir taip, aš esu visų pirma už sveiką subalansuotą mitybą. Bet šiai dienai dėl gyvenimo tempo, dėl to, kad maisto kokybė prastėja, dėl to, kad dirvožemis. Aš labai prašau visada garsą išsijunkit, kai prisijungiat. Dėl to, kad yra dirvožemis alinamas taip, mūsų maistas jisai praranda vertę. Ir dėl to papildomos maitinimas ateities klausimas. Tai yra ateityje mes savo nekelsim klausimą, ar reikia papildomai pridėti kažką prieš savo maisto ar ne. Ir va čia kas yra unikalu, kad tas kokteilis, kurį jūs gersite, pavyzdžiui, arba galbūt kažkas jau bandote, vartojate, tai yra ryte ir vakare, tai yra papildomas maitinimas, kuriame yra mišiniai. Tai vad gydytojų ir mokslininkų taryba, ką jinai darė, jinai tarpusavėje derino įvairius koncentratus. Pavyzdžiui, į rytinį kokteilį jūs matysite, kad įeina gervuogių ekstraktas, brokolio koncentratas, sakykime, česnako ekstraktas, kurkumynas, imbieras, tai yra mišiniai tam tikrų medžiagų ir jos tarpusavyje buvo taip parinktos ir klinikiniškai įrodyta, kad jų tarpusavio veikimas jisai yra sinerginis. Tai reiškia, kad labai stipriai viena kita medžiaga veikia, kad jo įsisavinimas būtų maksimalus. Plius čia rasite ne tik šiuolaikinės technologijas, čia rasite ir ajurvedos, tibeto, kinų medicinos žinias ir kompanija į savo produktus deda ajurvedinių prieskonių mišinius. Kam? Mišiniai tai yra kaip raktas arba kaip transferiai, kurie skatina, kad kitos maistinės medžiagos irgi geriau įsisavintų. Ir plius mes esam vieninteliai greičiausiai rinkoje, kurie pirmieji sugalvojom ir užpatentavom vieną iš technologijų, kuri mane labai sužavėjo. Tai yra riebalai tirpus vandenyje. Šita technologija vadinasi Microsolve technologija ir jūs tikriausiai žinote, kad žuvų taukai yra labai vertingi ir reikalingi. Tik tai jeigu jūs žuvų taukus įlašintumėte į vandenį, jūs matytume, kad viskas plūduriuoja paviršiuje. Tai lygiai tas pats ir su mūsų organizmu atsitinka. Kada mes geriam, pavyzdžiui, žuvų taukus, žuvų taukai negali tiesiai papulti į kraują, į limfą. Kodėl? Dėl to, kad organizmas juos privalo suskaidyti iki micelių. Ir jeigu mūsų organizmas dėl tam tikrų fermentų trūkumo, dėl kepenų ar tulžies disfunkcijos negali suskaidyti riebalo, tas riebalas nepateks į kraują ir jisai iškeliaus laukan, nedavęs jums naudos. Ir dėl to šiai dienai gydytojai kalba, kad reikia 2-3 gramus vartoti žuvų taukų, kad būtų bent koks rezultatas. O žinote kodėl? Dėl to, kad tik tai 20 ar 30% iš to, ką jūs suvartojat, patenka į kraują ir patenka į ląstelę. Tai va čia yra vienas iš svarbių momentų, kur Microsolve technologija labai palengvina tą gerųjų riebalų gavimą iki mūsų ląstelės. Ir tada žmogus turi žymiai didesnę naudą. Ir jeigu kalbėti apie bazinės programas, nes produktas yra patikimas, jisai gaminamas Vokietijoje, yra labai aukšta technologija, yra aukšti standartai, pagal kuriuos gaminamas produktas. Ir dažniausiai, kai žmonės išgirsta, kad, žinot, pagaminta Vokietijoje, o Vokietijoje mes žinom, kad iš tikrųjų medicina ir apskritai visa, kas susijęs su sveikata, yra labai, sakykime, aukštoj pozicijoje, tai tada klausimas pas žmonės būna toks: gerai, Jolanta, tvarkoj, man patinka gamintojas, čia viskas tvarkoj, nuo ko pradėti. Tai va dabar žiūrėkite, vienas iš unikalių dalykų, kad čia yra 2 bazinės programos. Viena programa, jinai duoda 80% dienos poreikio, tai reiškia tai, ką žmogus turi gauti su maistu, bet dėl tam tikrų, sakykime, žinių stokos, mitybos spragų, sakykime, maisto
netoleravimo, netgi žmonės ne viską toleruoja, taip ne viską gali valgyti, tai jisai nedagauna. Ir kai žmogus negauna kiekvieną dieną tam tikrų mikroelementų, su laiku susidaro deficitas. Ką reiškia deficitas, jeigu jūs ilgalaikį deficitą turite? Atsiranda tam tikri simptomai. Pavyzdžiui, jums pradeda kažkur tai kraujotaka trikti, taip? Kas tada atsitinka? Tada jau pradeda galvą skaudėti. Po to atsiranda kažkokia liga. Tai čia yra ilga kelionė iki tol, kol atsiranda susirgimas. Ir šiai dienai jau daugelis gydytojų ir medikų kalba apie tai, kad didelės dalies ligų nebūtų, jeigu žmogaus organizmas nepatirtų deficito. Tai va dabar žiūrėkit, koks čia yra unikalus dalykas. Su 2 kokteiliais ryte ir vakare jūs galite gauti 80% reikalingų maistinių medžiagų normą kiekvieną dieną. Ir čia jūs matote 3 produktus, tai va čia Basic geltonoj dėžutėje ir Activizas raudonoj dėžutėje, tai yra rytinis kokteilis rytui, Restoratas yra vakarui. Tai nuo ko aš norėčiau papasakoti jums apie šitą programą? Nuo Basico. Žarnynas yra vienas iš mūsų raktų į sveikatą. Jeigu jūs pasirūpinsite savo žarnynu, pirmą, ką jūs turėsite? Jūs turėsite geresnį maisto įsisavinamumą, nes daugelis žmonių pastebi, kad suvalgo kažką ne taip, su kažkuo ne taip paderina, kažkoks nesubalansuotas maistas ir kas atsitinka? Jau pučia pilvą, jau kietėja viduriai, jau stoja skrandis ir taip toliau. Tai Basicas gerina virškinimą, jisai gerina žarnyno veiklą, tai yra nuima pilvo pūtimus, nuima vidurių užkietėjimą, viduriavimą ir pagerina maisto, kurį mes valgome, įsisavinamumą. Plius Basicas jisai duoda tikro alkio pojūtį. Tai kadangi čia yra skaidulų ir tikrai didelis kiekis skaidulų, tai ką moterys ir vyrai pastebi, kad realiai be jokių dietų jiems pradeda normalizuotis kūno svoris. Kodėl? Kada yra skaidulų pakankamai, mūsų organizmas yra sotesnis ir tada mums realiai norisi mažiau maisto. Plius buvo daryti klinikiniai tyrimai ir su Basicsu būtent ir buvo įrodyta, kad Basicas jisai padidina 50% maistinių medžiagų įsisavinimą iš maisto, kurį jūs valgot. Jūs, pavyzdžiui, valgot, sakykime, morką ar obuolį, jūsų organizme žarnyne tvarka leidžia, kad tos maistinės medžiagos iš maisto būtų labiau įsisavinamos. Plius, jūs žinote, kad žarnyne yra 80% mūsų imuniteto. Jeigu ten yra tvarka, jeigu ten yra netvarka, jeigu ten yra betvarkė, jeigu yra sutrikęs gerųjų, blogųjų bakterijų tas santykis, tai žmogaus organizmas jisai turės silpnesnį imunitetą ir dažniau sirgs. Tai vat Basicas jisai stiprina imuninę sistemą. Plius, jeigu mes turim tvarkingą žarnyną, pas mus kas yra? Autoimuninių ligų profilaktika, depresijos profilaktika, alergijų profilaktika, taip, alergijų turiu omeny dermatitas, egzema, psoriazė ir taip toliau. Plius Basicas jisai labai gerai saugo mūsų organizmą nuo senėjimo. Kodėl? Dėl to, kad čia yra vaisių, uogų, daržovių polifenoliai. Polifenoliai tai yra tos medžiagos, kurios yra vaisiuose, uogose ir daržovėse, kurios saugo tą patį vaisių arba daržovę nuo ko? Nuo ultravioleto, nuo vėjo, nuo šalčio ir panašiai. Ir kai mes gaunam tai su kokteiliu, mūsų kiekviena ląstelė, jinai irgi yra apsaugota nuo ultravioletinių spindulių, nuo mėlynosios šviesos, nuo radiacijos ir taip toliau. Ir aišku, nuo laisvųjų radikalų, kas sendina mūsų organizmą. Aš jau jums minėjau pačioj pradžioj, aš pastebėjau, kad per metus laiko mano organizmas pajaunėjo 5-7 metais. Kodėl? Dėl to, kad tie patys antioksidantai, jie yra mano kūne, jie yra ląstelę saugo, tarp ląstelinis skystis saugo ir tiesiog organizmas ne taip greitai sensta. Plius čia yra gerosios bakterijos, kurios irgi jos ką daro, atstato tą gerųjų, blogųjų bakterijų pusiausvyrą ir viena iš tų bakterijų tai yra Reuter bakterija, kuri randama motinos piene. O jūs žinote, kad tie vaikai, kurie yra maitinami motinos pienu, jie turi žymiai stipresnį imunitetą. Ir čia yra taip pat ajurvedinių prieskonių mišiniai. Tai yra vienas iš tokių prieskonių yra kurkuminas, kuris turi 150 gydomųjų savybių ir čia jisai yra ne bet koks, čia jisai yra specialioj formuliai, inkapsuliuotoj formuliai, tai reiškia, kad jisai yra įviltas į polisacharidus. Tai įsivaizduokite, kad tai yra tarsi mašinytės, kurios nutransportuoja kurkuminą ten į žarnyną, kur jo įsisavinimas padidėja 45 kartus. Palyginimui, jeigu jūs norėtumėte gauti, pavyzdžiui, tokį patį kiekį kurkumino
iš Basicso ir tokį patį kurkumino kiekį, pavyzdžiui, iš kapsulių, iš vaistinės, tai jūs turėtumėte išgerti 45 kartus didesnį kiekį kurkumino, būtent paprasto, negu inkapsuliuoto. Tai vat Basicas, jisai imunitetui, žarnynui, sakykime, daugelio ligų profilaktikai ir taip toliau. Antras produktas, kurį mes dedam į Basicą, tai yra Activizas. Ir šiai dienai daugelis gydytojų pastebi, kad pavargusių žmonių yra daugiau negu sergančių. Kodėl? Tai yra ir dėl tos pačios mitybos spragų, ir dėl to, kad mūsų gyvenimo tempas yra labai greitas, dėl to, kad daug streso žmonės ant tiek streso daug patiria, kad jie jau net nesugeba pastebėti, kada jų organizmai išsenka. Tai Activizas, ką jisai daro? Čia jūs matote, yra B grupės vitaminai, taip pat yra vitaminas C, yra guaraninas su taninais, tai yra natūralaus kofeino šaltinis, tik tai jisai yra netoks kaip kavoje, jisai yra surištas su taninais ir mums energijos duoda visai dienai, bet tolygiai. Nes po kavos daugelis žmonių pastebi, kad energijos kiekis pakyla ir po to greitai leidžiasi žemyn. Ir po to vėl žmonės geria kavą, kad pakelti energijos lygį. Tai va čia su Activizu mes neturime tokių amerikietiškų kalnelių, neištampo mūsų organizmo, bet visą dieną jaučiame žvalus. Tai va Activizas, ką jisai daro? Jisai nuima mieguistumą, nuovargį, duoda energijos, duoda ištvermę. Plus Activizas gerina kraujotaką. Jūs išgėrę Activizo galit pajausti tokį, žinot, šilumos antplūdį. Mes vadinam jį flash efektu arba pirtis be pirties. Kas atsitinka? B3 niacinas, jisai lengvai praplečia mūsų kapiliarus ir kraujagyslės. Pradeda greičiau ir geriau tekėti kraujas mūsų kraujotakos sistema ir tada kraujas neša maistinės medžiagas, jisai aprūpina visas ląsteles maistinėm medžiagom. Plus kraujas, raudonieji kraujo kūneliai nešioja deguonį. Po Activizo buvo daryti tyrimai, po 10 minučių padidėjo deguonies lygis mūsų ląstelėse. Ką reiškia deguonis? Deguonis tai reiškia gyvybę, tai reiškia energiją. Kada mūsų kraujotaka gerėja, taip, deguonies daugėja, mūsų netgi galva geriau veikia. Tai yra smegenis turi didesnę koncentraciją, atmintis gerėja. Taip pat, ką aš pastebėjau, pavyzdžiui, aš dabar jau nebežiovauju. Aš anksčiau žiovaudavau ir aš galvodavau, aha, vadinasi, trūksta deguonies mano smegenims. Dabar aš pastebėjau, kad žiovulio jau nebeturiu. Taip, aš ilgesnį laiką vartoju šitos produktus, bet jūs irgi tą galėsit pastebėti. Plus Activizas, jisai nuima šąlančių galūnių efektą. Tai yra, pavyzdžiui, tos, kurios turite šąlančias galūnes, turėkite omeny, kad kraujas nenuteka iki pačių visų ląstelių, iki pačių galūnėlių pirštų ir tada gaunasi tas šalčio pojūtis. Tai Activizas sušildo. Plus Activizas gerina nuotaiką, kadangi čia yra B12, taip, tai B12 jisai ką daro, jisai skatina, kad mūsų organizme gamintųsi ir toksai hormonas kaip serotoninas, tai yra laimės hormonas ir žmonės pastebi, kad jie jaučiasi laimingesni, tiesiog geriau nusiteikę, atsparesni stresui, bet irgi labai dažnai žmonės pastebi, kad stresui tiesiog jie tampa atsparesni, plus mūsų konsultuojantį gydytoją minėjo apie tai, kad Activizas jisai gerina kognityvinės smegenų funkcijas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mūsų sprendimų priėmimo greitis, jisai padidėja. Tai reiškia, jeigu mes atsiduriam kažkokioj stresiniai situacijai, tiesiog mūsų smegenys greičiau gali sureaguoti ir priimti sprendimą, kaip išspręsti situaciją. Tai Activizas ir plus dar vienas dalykas, gerai, kad prisiminiau, jisai, kai gerina kraujotaką, jisai nuima spazmus. Sakykime, spazmai kaip galvos skausmas arba migreniniai galvos skausmai, tai irgi Activizas prisideda prie to, kad nueitų tie galvos skausmai. Mano pusseserei 4. mėnesį pastebėjo, kad dingo galvos skausmai migreniniai. Tai Activizas tai yra energijai, nuotaikai, tai yra kraujotakai, tai yra mūsų smegenų funkcijai ir Activizas su Basicsu yra ryte, tam, kad jūs pradėtumėte gerą savo rytą. Ir Restoritas tai yra vakarinis kokteilis, jame yra 11 ingredientų, tai yra 10 mineralų ir vitaminas D3 ir kam reikalingi mums mineralai. Šiaip mineralus mes turėtume gauti su maistu, nes mūsų organizmas jų negamina ir kadangi mūsų dirvožemis yra, kaip sakyti, netoks turtingas, kiekvienais metais jisai vis labiau praranda savo vertę
Ir, sakykime, daugelis daržovių, uogų, vaisių, jie auginami jau ne taip, kaip mūsų seneliai tai darė. Tai mūsų maiste vis trūksta mineralų. Ir po dienos, kada mūsų organizmas užrūgštėja, o rūgštėja kodėl jisai? Dėl to, kad žmonės, pavyzdžiui, stresuoja, gyvena, sakykime, didmiesčiuose, geria kavą, valgo gyvulinės kilmės maistą, nuo viso to mūsų organizme sutrinka rūgščių šarmų pusiausvyra. Ir jeigu mūsų organizmas ilgą laiką yra užrūgštėjęs, kas atsitinka, atsiranda ligos. Ir viena iš tokių tikrai labai baisių ligų tai yra onkologija. Tai turėkite omeny, kad jeigu jūs sugebėsite palaikyti su mityba ir su papildomu maitinimu gerą rūgščių šarmų pusiausvyrą, jūs darysite didžiulę profilaktiką onkologiniams susirgymams. Tai mineralai jie yra būtini. Ir ką daro mineralai, kai jie atstato tą rūgščių šarmų pusiausvyrą? Jie leidžia mums lengviau irgi išsimiegoti, tai va tą žmonės irgi labai pastebi, nes čia yra magnis specialioje technologijoje su NTC ir žmonės pradeda normaliai miegoti. Jie užmiega lengviau, jie išsimiega geriau, pailgėja gilaus miego fazę, per kurią žmogaus organizmas atsistato ir ryte žmogus atsikelia žvalus ir pailsėjęs. Tai va šitą aš pastebėjau po 4 dienų. Aš pati buvau pelėda ir man rytiniai kėlimaisi buvo labai sunkus. Ir į 4. parą, kai aš atsikėliau 7 ryto be žadintuvo, man buvo lengvas šokas. Kodėl taip atsitiko? Kada mes mineralus gaunam nakčiai, taip, mūsų organizmas ten turi vykdyti naktį restauraciją, tai yra jisai restauruojasi. Ir jeigu mineralų trūksta, mūsų organizmas pradeda vogti tuos mineralus iš kaulų, iš venų, iš arterijų, tam, kad save nušarmintų, tam, kad atstatytų rūgščių šarmų pusiausvyrą. Ir dėl to organizmas nepailsi, jisai neatsistato. O vat restoreitas mineralų kompleksas, ką jisai daro? Jisai atstato tą rūgščių pusiausvyrą ir mūsų organizmui nereikia vogti iš mūsų ten kaulų venų tų mineralų. Dėl to mes patiriam tą gilaus miego fazę ilgesnį, atsistatom ir ryte atsikeliam žvalus. Plus restoreitas tai yra puikus grožio produktas, tai yra odai, tai yra nagams, tai yra plaukams, plus puikiai profilaktika celiulitui ir ką jisai dar daro, jisai valo limfą nuo šlakų ir nuo toksinų. Tai va turėkite omeny, vienas ryte skanus kokteilis, kuris yra subalansuotas, vienas vakare ir jūs gaunate 80% dienos poreikio. Tai yra tai, ko reikia kiekvienai dienai. Ir tai yra 80% iš tikrųjų sprendžiamų sveikatos klausimų. Jeigu jūs norite šiek tiek daugiau, tai yra, pavyzdžiui, 95, taip, iki 100 pasiekti, tai jums reikėtų žiūrėti į antrąją programą. Fitline turi tokią programą, kuri vadinasi gyvenimo tonuso programa. Ir prie šitų 3 produktų yra pridėti dar 2 produktai, tai yra gerieji riebalai, omega 3 ir Q10. Ir prisimenat, aš pasakau, kad čia yra irgi kokia ypatybė šitų produktų. Tai yra tai, ko jūs vaistinėje nerasite. Čia yra riebalai tirpus vandenyje, nes riebalas iš principo, iš chemijos, jisai tirpsta tik riebale. Ir čia ką padarė mokslininkai, jie sukūrė technologiją, kurios dėka būtent riebalai omega 3, Q10 iš šitos programos, jie į kraujotaką, į limfą patenka po 3-4 minučių, kai mes juos išgeriam. Juos mes galim lašinti į rytinį kokteilį, jie puikiai ištirpsta ir iš karto keliauja į kraują, apeidami tam tikrą virškinimo trakto dalį, kur jie turėjo būti suskaidyti. Bet kadangi jie jau yra suskaidytoj formai, tai mūsų organizmo neapkrauna. Plus tai yra labai aktualu, jeigu, pavyzdžiui, žmonės turi kažkokią kepenų disfunkciją, galbūt turi išoperuotą tulžį, galbūt neužtenka tam tikrų fermentų, kurie suskaidytų riebalą, taip. Tai va šitiems žmonėms tai yra labai aktualu. Ir su amžium tai tampa vis didesnė problema, nes organizmai jau būna pavargę daryti tam tikras funkcijas ir žymiai sunkiau skaido tą riebalą. Tai vat visiems tiems, kurie turite, pavyzdžiui, jautresnį skrandį, kurie turite refliuksą, tai yra po omegos 3 jūs atsiriaugėte, taip, ir jaučiate tą žuvies skonį burnoje, tai turėkite omeny, kad miceliuoti riebalai jums yra viena iš išeičių. Jie nedirgina skrandžio, jie iš karto nueina į kraują, taip, ir duoda žymiai greitesnį rezultatą. Vienas buteliukas omega 3, jisai atstoja standartinį 6 buteliukus omega 3, tai yra žuvų taukų. Ir čia jūs galite pamatyti, kaip tas tirpimas vyksta vandenyje. Dešinėje jūs matote reguliarią omega 3, tai yra viskas plaukioja paviršių, lygiai tas pats ir pas mūsų organizme, nes mūsų organizmas 70% susideda iš vandens. Ir čia matote
HER2, tai yra omega-3 su Q10, yra toks vienas preparatas kartu ir omega-3 veganiška. Matote, kad nusėdo ant dugno. Tai viskas ištirpo ir tai yra žymiai greičiau pasisavinama negu, sakykime, standartinė omega-3. Pabaigai, ką noriu pasakyti, iš tikrųjų, aš pati 15 metų vartojau maisto papildus. Kodėl pasakysiu, aš gyvenau didmiesčiuose, aš nežinojau ir neturėjau daug žinių apie subalansuotą mitybą. Aš buvau įsitikinusi, kad tikrai neįmanoma suvalgyti tiek maisto, kad gauti tas pačias maistinės medžiagas. Kodėl? Pasakysiu jums labai paprastą dalyką. Kai mūsų seneliai valgė obuolį, jame buvo apie 60 mg vitamino C. Šiai dienai parduotuviniam obuolį to vitamino C gali būti apie 1–2 mg. Jūs įsivaizduokit, 30 obuolių reikia suvalgyti tam, kad gauti tai, ką gaudavo mūsų seneliai. Ir maisto papildai tai yra ta industrija, kuri su laiku jinai tik didėja ir žmonės supranta, kad taip, reikia kažką tai daryti su savo savijauta ir kai kurie renkasi būtent tabletėse, kapsulėse. Ir tai yra mažesnis įsisavinamumas, tai yra labai sudėtingi grafikai, reikia žinoti, ką su kuo gerti, ką suderinti prieš pusryčius, po pusryčių, plus kai kurie turi ryjimo disfunkciją, tai reiškia, kad ne visi gali tabletės praryti. Ir Fitline tai yra išeitis tiems, kurie norite būti sveiki ir toliau, tie, kurie norite profilaktuoti ligas, tie, kurie norite, sakykime, spręsti tam tikrus savo sveikatos klausimus, ir tai yra labai patogu. Vienoje stiklinėje gali būti 2, 3, 4 produktai, kurie ištirpsta ir tiesiog iš karto keliauja po 3–4 minučių pas jus į kraują. Antras momentas, tai yra skanu. Ir žmonės nepamiršta išgerti. Aš žinokit, nei vieno ryto nepamiršau išgerti savo rytinio kokteilio, nei vieno vakaro vakarinio. Kodėl? Dėl to, kad aš rezultatą matau ir gavau jį ganėtinai greitai. Plus tai yra paprasta ir 5 kartus efektyviau negu tabletės ir kapsulės. Tai aš tikrai labai nuo širdies rekomenduoju jums pabandyti šitą papildomą maitinimą, pasižiūrėti, būtinai pasidarykite nuotrauką prieš tai, kai jūs pradėsite vartoti, pavyzdžiui, mėnesio, kursą. Ir po mėnesio pasidarykit nuotraukas, jūs tikrai būsite nustebę, kaip keičiasi organizmas. O žinote kodėl? Dėl to, kad skystis jisai iš tikrųjų pamaitina jūsų ląsteles ir kada ląstelės yra pamaitintos, kada jos yra išvalytos, kada jos yra apsaugotos, kai jos gerai dalinasi, nes tai yra funkcijos visos 4, kurias aš išvardinau, tai ląstelė turi tai gauti. Tada kas prasideda? Kai kiekviena ląstelė yra sveika, jinai gimdo, tai yra dalybos būdu, gimdo kitą sveiką ląstelę. Ir po to mes pradedam matyti išoriškai, kad kažkas pas mus keičiasi. Kodėl? Dėl to, kad yra tas 90 dienų laikas, per kurį pilnai atsinaujina visos ląstelės. Ir jeigu jūs praeisite pilną kursą 3 mėnesių, jūs matysite, kad jūsų organizmas apskritai jisai atjaunėjo ir netgi susitvarkė ilgamečiai kažkokie chroniškai dalykai. Pavyzdžiui, žemas kraujospūdis, sakykime, ar migreniniai galvos skausmai, ar nemiga, ar streso nepakantumas ir taip toliau. Tai tikrai labai kviečiu išbandyti. O šiandien prezentaciją aš baigiau. Jeigu pas jūs yra kažkokie klausimai, tai aš labai mielai į juos atsakysiu.